Liepos 26-ąją Šiaurės Indijoje prie šventyklų rinkosi maldininkai. Jie nešė dovanas kobroms ir dalyvavo šventėje gyvačių deivės garbei. Ji švenčiama tarp Liepos ir rugpjūčio mėnesių, per ją garbinamos kobros ir netgi girdomos pienu. Prie gyvačių deivės šventyklos Alahabade susirinko daug maldininkų. Dvasininkas Radha Kanšastris tiki, kad šios dienos maldos atneša besimeldžiantiesiems sėkmę. Maldos užtikrina gerą sveikatą, pašalina kliūtis ir padeda pasiekti tikslų. Didelis būrys garbintojų susirinko prie kitos šventyklos Ajodos mieste. Jie atnašauja aukas, o ritualą baigs išsimaudydami Sarijų upėje. Šiandien Nagpančami šventė. Turime išsimaudyti Sarijų upėje ir nusilenkti priešais Lachman šventyklą. Ko atnešėte? Atnešiau pieno, gėlių ir avinžirnių. Šventė sutampa su laikotarpiu, kai dėl liūčių gyvatės išlenda iš urvų ir dažnai ieško prieglobsčio žmonių daržuose ir namuose.